Sveiki. Šiandien sužinosim, kur rasti pagrindinius kompiuterio parametrus – procesorių, atmintį, vaizdo plokštės ir kitus parametrus, be jokių papildomų programų. Taigi, norėtume tai rasti, spaudžiam Start mygtuką ir į paiešką vedame arba angliškai Task Manager arba lietuviškai užduočių tvarkytuvas. Bet kuriuo atveju ras tą patį. Spaudžiam užduočių tvarkytuvas. Pasispaudžiam ant ikonos efektyvumas arba angliškai performance ir matysim kompiuterio parametrus. Viršutinės CPU, tai yra procesorius kompiuterio. Čia matom konkretų modelį, AMD Ryzen 3, sakykime, šitam kompiuteryje yra. Jo greitis 2,6 GHz, 4 branduoliai, 8 virtualūs branduoliai. Ir matysit šiuo metu apkrovimą esančių būtent to procesoriaus. Spaudžiam ant atmintis, tai kitaip tariant vadinami RAM-ai. Matysite jų kiekį, šiuo atveju kompiuterį yra 16 GB ir matoma, kiek tos atminties yra užimta. Sakykime, šiuo metu turim naudojama 5,7 GB. Gerai, sekantis parametras – diskas. Gali būti vienas diskas, daugiau diskų. Šitam kompiuteriu yra 2 diskai, tai matom 2 skiltis atskiras. Matomas konkretus disko modelis ir matoma disko talpa ir lygiai taip pat matomas apkrovimas. Kas dar yra svarbu, tai yra GPU, kitaip tariant vaizdo plokštė. Kadangi šitam kompiuteryje, kuriame filmuojama, yra AMD Radeon paprasta integruota vaizdo plokštė, rašomas toksai labai nekonkretus modelis, bet jeigu pas jūs, sakykime, būtų žaidimo kompiuteris su galinga vaizdo plokštė, tai matytumėt konkretesnį modelį, daugiau skaičiukų, daugiau parametrų ir matysit, sakykime, taip, ne darbinės, o vaizdo atminties. Šiuo atveju yra 1 GB, pas jūs jeigu žaidimų kompiuteris rodys greičiausiai daugiau. Ir čia matysit visus pagrindinius parametrus ir apkrovimą, taip pat rodys ir temperatūrą vaizdo plokštės. Apžvelgiam turbūt visus pagrindinius komponentus.